Kokius mokesčius suteikia būtent brokeris? Nesuteikia, o nuskaito. Tai yra keletas dalykų. Spread. Jeigu jau bandėte atidaryti užsakymą, tikriausiai tik atidarius, paspaudus buy arba sell, iš karto matėte minusą, tai yra raudoną skaičių. Ir tai yra būtent dėl spreado, nes su kiekvienu užsakymu mes turime kažkokį tai ar vieno pipso, ar mažiau, ar truputį daugiau spreadą, kurį pritaiko brokeris. Ir tarkim, mes norime, kad kaina kiltų į viršų, tai tas mums atidarys užsakymą šiek tiek žemiau, tam, kad visa kaina dar pakiltų į viršų ir tiesiog iš to brokeris užsidirba. Tai viskas yra ok, tik noriu su šitu video parodyti, ką būtent reiškia, kai mes treidiname per žinias, per naujienas ar netoli rinkos užsidarimo. Tai tarkim vakare, vėlai, apie 12 valandą galite matyti tokius padidėjusius spreadus. Tai reikia būtinai žinoti ir dabar paleisiu tą video. Matysite skirtumą tarp raudonos ir žalios linijos. Ir būtent išmušė naują valandą, paskelbė žinias ir padidėjo tas tarpas tarp jų, tai yra spreadas buvo didesnis ir būtent taip kinta prieš žinias, vadinasi brokeris tuo metu, kai vyksta ta prekyba, pasiema daugiau pinigų iš mūsų. Tai turėkit šitą omeny. Kitas mokestis, kurį brokeris taip pat pasiema, yra swap fee. Ir tai yra mokestis, kai jūs laikote savo atidarytą užsakymą per naktį, tai yra Lietuvos laiku nuo 12 valandos nakties. Jeigu jį uždarote iki to laiko, jums swap fee nenusiskaito. Kartais jisai gali būti ir teigiamas, ir kur galite pasižiūrėti, tai tiesiog per savo telefoną nueiti į MetaTrader ir ant kurios nors valiutos poros tiesiog paspausti details. Ir tenais rodo visą informaciją apie būtent tą porą, įskaitant ir swap. Long reiškia, kai mes perkame tą valiutų porą ir short reiškia, kai mes parduodame. Tai šiuo atveju euras USD, jeigu mes parduodame šią valiutų porą ir laikome ją per naktį, mūsų swap prisideda į pliusą, tai yra pinigai